Sveiki, aš Rytis, turiu šiandien šalia tokį žmogų, plaukiką Aleksą Savicką. Šiandien turėjo būti ir trečias žmogus, Alekso Savicko tėvynainis iš Panevėžio, Linas Jocius, bet kiek žinau, jis turi labai džiaugsmingų rūpesčių, dėl to šiandien mes tiesiog dviese šiandien su Aleksu. Ir norim tiesiog pasikalbėti. Čia ne interviu, Aleksai, tai ta prasme, ramiai viską kalbėti su manim, tiesiai su manim. Turiu prisipažinti iš tikrųjų, kad pastarąjį kartą gyvai eteryje vedžiau laidą 1998 metais, kai tavęs dar ant pasaulio nebuvo. Tada buvo tokia laida TV3 Euromisija vadinasi ir kalbėjau apie krepšinį. Bet taip jau sutapo, kad atsiradau plaukime, susipažinau su tavim ir labai esu dėkingas likimui, kad suvedė mus. Bet šiandien noriu šiek tiek tave iš pradžių bent jau palazdavot. Kiek žiūrėjau senas nuotraukas, visą laiką nešioja ilgus plaukus garbanuotus. Ir juos nusikirpai. Kas tave paskatino? Dėl to, kad Panevėžy gimęs? Ne, kad Panevėžy. Šiaip, jeigu būčiau vis dar Lietuvoje treniravęsis, tai spėju, kad niekad nebūčiau tokios šukuosenos pasidaręs, nes pas mus čia tokie stereotipai su tom trumpom šukuosenom iš Panevėžio, bet šiaip, nežinau, Amerikoje taip sugalvojau, kad laikas pamatyti kažką naujesnio ir taip tiesiog gavosi. Pastarąjį kartą, kai šnekėjom su tavim apie šukuoseną, buvo Fukuoka ir tu buvai labai piktas, kad tave blogai nukirpo. Dabar geriau nukirpo? Nu dabar geriau, tai linkėjimai Nedui, mano kirpėjai čia Lietuvoje, draugas mano. Bet šiaip jo, tenai Japonijoje taip gavęs, kad jau žinau, kad reikės grįžti iš Lietuvą, galvoju gal biškai apsitrumpinti, apsitvarkyti, tai nuėjau tokią kirpiklėlę ir ten ne kaip gavosi. Tai bet šiaip, ataugo. Kalbant apie tuos pačius plaukus, esu matęs kelis mimus tos vadinamus, kur tu gretinamas su Roku Jakubaičiu, krepšininku. Šiaip įdomus faktas tai, kad aš esu krepšininkas, Aleksas yra plaukikas ir dabar krepšininkas kalbina plaukiką apie krepšinį. Realiai. Tai ar tave dažnai gretina su Roku Jakubaičiu? Ne, iš tikrųjų, aš pamačiau tą mymą ir pirmą kartą, nesu nei iš draugų girdėjęs, nei iš pažįstam, kad sako, panašus Jakubaitį, bet matyt, kai sulygini tas nuotraukas, tai gal ir matas tie panašumai. Rokas galbūt su trumpais plaukais, kaip matai, iš vis būtų. Dar labiau. Nepažįstamas su Roku? Ne. Norėtum susipažinti? Sakyčiau, labas. Apie ką šnekėtum? Neįsivaizduoju, apie sportą gal. Dar tęsiant tą krepšinio temą, Fukuokoje tu davėjai man pažadą. Pasakei, kad tada aš nelabai patikėjau. Aleksas man sako, aš laisvai galiu įdėti krepšį. Aš pasižiūrėjau, Aleksas mažesnis už mane ūgių. Tikrai suabejojau. Ir Aleksas man atsiunčia įrašą, kuris deda į krepšį. Kaip čia taip yra dabar? Tai čia buvo tiesiog mes kai būdom jaunesni su draugais kieme, ten krepšinį žaidėm ir aš tragiškas su kamuoliu esu. Ta prasme, nei varytis nieko nemoku, bet aš tiesiog, pas mane visai geras šuolis buvo, ganėtinai stiprios kojas. Tai visą laiką bandydavom su draugais, kas įdės krepšinį ir ten kaip ir esu įdėjęs tokių vadinamų rimgreizerių. Bet po to po Amerikos grįžau, tos pakilnojo svorius ir žiūriu, kad kažkaip man aukštai šokas ir tiesiog ten su draugais pradėjom, tai linksma. Kiek tų kojų stiprumas padeda plaukimui, kiek tai svarbu? Aš manau, kad ypatingai brase, mano stiliuje, tai kojos yra iš tikrųjų visas variklis tavo plaukimo, nes kojos laiko ritmą, kojos iš tikrųjų laiko tą visą slinkimą, iš esmės. Ir jo tas kojų stiprumas, jisai labai pasireiškia ypatingai paskutiniais metrais plaukimo, kada, jeigu nedadirbai kažko, labai ant kojų jaučiasi, ypatingai brase, tai esminis, manyčiau, momentas ir kojų gale. Ar tas kojas tavo padėjo tau laimėti gauti olimpinį kelialapį? Taip, ir aš čia visiškai sutinku, bet iš kitos pusės kažkaip aš dar suvokiau, plaukdamas ir stebėdamas kitus varžovus, kad dar mano kojas iš tikrųjų atsilieka kažkiek nuo rankų, aš iš rankų esu galingesnis žymiai. Ir, čia tokios kaip namų darbai, galim sakyti, bus kitiem metam, iš tikrųjų tą visą išdirbti kojų judesį, maksimaliai išnaudoti visą jėgą, techniką. Tai čia toks vienas iš tų keleto esminių momentų kito sezono ir fokusų bus kojų technika visa. Aš tik priminsiu žiūrovam, kad Aleksas Savickas yra vienas iš tų pirmųjų Lietuvos plaukikų, kurie
kurie iškovojo kelialapį į Paryžiaus olimpinės žaidynės ir padarė tai Japonijoje, Fukuokoje per pasaulio plaukimo čempionatą. Bet aš abejoju, ar daugelis jūsų ką nors daugiau žino apie Aleksą. Tai Aleksai, jeigu trumpai galėtum papasakot, iš kur tu, kaip augai, kaip atsirado plaukimas? Taip, tai aš šiaip gimęs ir užaugęs Panevėžy ir pirmoji klasėje mama atvedė į plaukimą pas trenerę Žydrūnę Budrienę, mano pirmoji trenerė. Jinai buvo ir Simono Bilio trenerė, ir Dano trenerė. Ir tai va, ten tokia kaip savotiška olimpiečių kalvė buvo ir tada maždaug 4 klasėje prisimenu, kadangi visai gerai sekėsi su jaunesniais plaukti, tai trenerė pradėdavo leisti į treniruotės pas Iną Paipalnę, pas Dano trenerę ir ten buvo tokia, rimta grupė jaunimo. Ir ten buvo dar Danas prieš laimint savo pasaulio jaunimo čempionato titulą. Tai va toj visoj virtinėje aš ir užaugau. Ir tada Biliai broliai išvažiavo į Ameriką. Ir va tokie visokie pavyzdžiai. Vieni liko Lietuvoje, kiti Amerikoje ir tokia daug įkvėpimo buvo. Tai iš tikrųjų dėkingas esu labai Panevėžiui ir tai visai kultūrai, kurią mes turim Žemynos baseine. Nes aš manau, ta visa mūsų kultūra ir padaro Panevėžį tą kalvę plaukikų. Kaip tik norėjau paklausti, tavo manimu, kur slypi Panevėžio plaukikų sėkmės paslaptis, turint omeny, kad miestas neturi 50 metrų dabar baseino. Taip. Ir dabar visas būrys olimpiečių iš Panevėžio. Taip, aš manau, iš tikrųjų ir Amerikoje šitas labai dalykas yra akivaizdus, kad yra komandos turi savo kažkokį identitetą, kultūrą, tą tokį kaip liniją plaukikų, tų įpročių ir tam tikrų, kaip pasakyti, vertybių. Ir Panevėžys viena iš tų vietų, kur visą laiką būdavo, prieš Daną buvo Sadauskas, prieš Sadauską buvo Savickas Artūras ir Paulius Andriauskas. Ir yra toks tęstinumas kažkoks ir jaunesni užauga su tais vyresniais. Ir toks ir yra visas. Bet šiaip esminis momentas, tai aš sakyčiau, yra tos trenerės mūsų. Pasaulinio lygio specialistas, Žydrūnė, Ina. Tai visą laiką, visą gyvenimą bus dėkingas. Ta, ką mums davė, kokius pagrindus, kaip mes suvokiam darbą sunku, iš tikrųjų, labai faina. Kalbė apie sunkų darbą. Aš taip įsivaizduoju, aš nesu plaukikas, aš dar kartą pabrėžiu, aš nesu plaukikas, man sunku įsivaizduoti, kiek sunkus tas darbas yra, bet aš įsivaizduoju, kad labai sunkus, nes jums tenkas nuplaukti per dieną treniruotę ne vieną kilometrą. Taip. Ir tu skaičiuoji tas plyteles dugne. Kur ta motyvacija plaukti, kur ta motyvacija treniruotis? Tu nematai greitų rezultatų. Taip, aš tai manau, kad esminis momentas, kad mes kaip pagalvojam, iš tikrųjų plaukikai, ko gero mes daugiau nuplaukiam negu lengvatlečiai nubėga kai kurie per savo treniruotės. Tai čia labai daug padeda dalykų perspektyvą, ant kiek yra tas sportas sunkus ir ant kiek jis daug reikalaujantis. Bet aš manau, plaukimas yra toks dalykas, jeigu tu nesimėgauji tuo, ką darai, tai tiesiog tampa tokiu, kaip sakant, tiesiog lažu. Tiesiog darai vardant to, ką daryti. Bet aš kaip bandau tai žiūrėti, kad tai yra sunku, bet aš turiu tam tikrus tikslus ir aš stengiuosi žiūrėti kiekvieną skausmą, ar tarkim, man sunku ten savo ištvermę ugdyti, ar ne, visiems sunku yra. Bet tu paėmi perspektyvą tą mintį, kad tai man padės šito aspektu mano plaukime vėliau per varžybas ir tu savotiškai pradedi to mėgautis, kiek aš dar galiu save tą ribą nubrėžti savo, kiek aš dar galiu tą ribą pastumti arba ją peršokti, arba iš vis sunaikinti tą ribą. Ir tas sunkumas, jis toks savaime iš karto tiesioginis atgalinis ryšys, kad tu tobulėji ir jeigu nebūtų sunku, tu neplauksi greitai, tiesiog taip yra. Tai va. O kas yra sunku, tu paminėjai ir skausmą, kas skauda plaukikui? Viską. Ne, tikrai, nežinau, bet plaukikai, aš įsivaizduoju daug kur sportų tas yra, bet kai mes, pavyzdžiui, darom laktatų tolerancijos treniruotės, kur tiesiog savo kūną nualinam iki tokio lygio, kur tikslas yra visiškai nualintam kentėti kuo daugiau pakartojimų. Tai, teoriškai, tiesiog taip ant popieriaus pasižiūrėjus, tai tiesiog yra toks savęs kankinimas ir tu stengiasi pripras prie to kankinimo, to kūno. Bet skauda viską, ta prasme, viskas dega, viskas skauda, galva sukasi, bet tame yra ir kažkoks grožis. Bet kaip galėtum apibūdinti tą skausmą? Sakai, degina, bet aš tai realiai nesu patyręs to dalyko. Ką tai reiškia? Ta pieno užrūgštinimas, tas... Pieno užrūgštinimas, tiesiog, kur pasieki tam tikrą lygmenį treniruotės metu arba varžybų metu, kur tu savo raumenis jau tiek išalini, kad jie tiesiog nebėra jokio vandens kabinimo, nebelieka. Tiesiog toks skausmas, kuris tu tiesiog sukrenti, aš negalėčiau taip apibūdinti.
ir pas paprastus žmonės, gal nesportininkus, jie tiesiog pasiekia tą lygį ir jų kūnas išsijungia, o elitiniai sportininkai pas juos yra toj būsenai kuo ilgiau išbūti. Ta prasme ir prie jos priprasti, ir su jos susidraugauti, ir tada, kad jinai, kai pasireikš varžybų metu, tu tiesiog nebepriemi jos taip asmeniškai, ir tiesiog čia jau 100 kartų padarytas reikalas, ir tu tiesiog, skauda, pripratęs, nes aš taip bent jau stengiuosi. O tai kas padeda? Čia reikia realiai perjungti savo smegenis, aš taip įsivaizduoju. Jo, tai iš tikrųjų man buvo didžiulė problema, aš manyčiau, visą mano plaukimo karjerą iki pat praeitų metų lydėjo, kad aš labai bijodavau, būdavo tokia reali baimė, kur tiesiog bijodavau save spausti iki to visiško makso ir aš vis laik pasitaupydavau treniruočių metu. Aišku, man vis tiek skaudėdavo labai, ta prasme, sunkios treniruotės būdavo, bet neleisdavau savo tiesiog nebegalvoti apie tai ir varyti. Ta prasme, nugrimsi dugną, tai nugrimsi, ištrauks, ir kas. Tai nebuvo šitokio, bet Amerikoje tiesiog tas visas treniruočių, tas ciklas, jis toks įtemptas yra ir jis toks, nes visiškai nėra jokio tokio stabdymo realaus ir tiesiog varai ir tiesiog aš išmokau priprasti ir leisti savo dirbti maksimaliai, kiek savo galiu. Ta prasme, nebėra tokio, kad išlipu iš baseino antradienį vakare po laktato treniruotės ir sakau, galėjau geriau. Jau nebėra tokio, tiesiog tu jau visiškai pasieki limitą ir tada eini miegot, ilsėtis. Aš įsivaizduoju, tas sunkumas, tas skausmas, ar buvo kažkokių minčių kažkada tai mesti visą tą plaukimą, po velnių ir eiti kažkur kitur? Iš tikrųjų, ir taip ir ne. Yra, manau, vienintelis momentas, kada tokios mintis tos labiausiai pasireiškia, tai buvo per pandemiją. Man atrodo, 4 mėnesius neplaukėm ir po to ten tokie 3 mėnesiai po to, kai pradėjom plaukti, tokie buvo, dar niekas neaišku, visi jokių varžybų nėra. Tai prisimint tas pusmečio periodas, tai buvo sunkiausias, aš spėju, nes tada iš tikrųjų jau buvo mintis, kad, gal iš tikrųjų, gal į mokslus fokusuotis, tiesiog normalų tą tokį tradicinį gyvenimą gyventi, bet ir iš kitos pusės pilnai nepasidavau to mintim, nes yra buvę tokių momentų gyvenime panašių, bet kažkaip vis tiek viduje toks buvo jausmas, manęs taip lengvai nepaims. Ir aš tik taip galėčiau apibūdinti, kad toks viduje vis tiek savim pasitikėjimas buvo, kad sugrįšiu ir viskas bus gerai. Ir buvo gerai tai. Kalbant apie jausmus, tu Fukuokoje esi sakęs, bet šiaip tas jausmas, kai ateini į pusfinalį, visiškai kitoks. Iš esmės nebloga patirtis prieš olimpinius metus, net ir neliūdžiu tiek daug, nes pirmas kartas ir blynas tikrai nemanau, kad prisvilęs. Kaip prisimeni tą pusfinalį Fukuokoje? Aš manyčiau, nežinau, geriausias žodis, kaip apibūdinti, tiesiog įtampa. Ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, šiaip pačios tos varžybos, pasaulio čempionatas, ar ryte, ar vakare plauki, nesvarbu, visą laiką ore tokia įtampa yra, visi nori laimėti ir visi yra pajėgus laimėti realiai. Ir tiesiog ryte suvoki, kad gali dar geriau plaukti, nes kažkaip nepavargau, dar tą nedadariau, to nedadariau. Ir tada tokia gera emocija pagauna ir tu toks nusiteiki gerai, toks antplūdis būna emocinis. Ir tada pradedi per daug galvoti apie plaukimą, dar, davai čia kažką pagalvosiu, dar kaip čia tą padaryti. Ir tu užsigalvoji ir tu save taip pavyški, to savo resursus degini. Ir kas man apie Rūtą labai patinka, kad jinai praplaukia ryte, viskas išjungia ir tada kitą kartą, kada jin galvos apie plaukimą, bus 30 minučių iki starto. O pas mane šito nebuvo, pas mane buvo visa diena galvojimas apie startą ir tiesiog, kaip ateini ir toks ganėtinai išsekęs emociškai. Bet sakau, galvoju užsirašau, kas čia buvo, maždaug kokia patirtis ir kitą kartą aš manau, jau kai pasireikš panaši situacija, tiesiog žinosiu, čia jau esu buvęs ir žinau, ką daryti, kad taip nebeatsitiktų, kaip buvo praeitą kartą. Tai. Ar tokiem mąstymam padeda tai, kad tu studijuoji psichologiją? Nežinau, šiaip gal dar negalėčiau, meluočiau, jeigu sakyčiau taip. Nes pirmi metai jie ganėtinai tokie buvo, kaip susipažinimai su mokslais Amerikoje, ten bent jau tie pirmi metai tokie bendra išprusimo kursai buvo. Bet šiaip tas polinkis domėtis apie savo tą vidinį pasaulį kažkokį, tai visą laiką jisai buvo ir aš manau, čia ir yra tas toks skiriamasis bruožas nuo čempionų ir nuo šiaip paprastų atletų, kur tu biškis stengiasi viską giliau pasižiūrėti. Gal ne tai, gal man ne petis skaudėjo, bet iš tikrųjų tiesiog buvau
labai išsigandęs. Ir tas, to pripažinimo momentas tų savo emocijų, tu labai daug gali iš to pasisemti, iš minties. Ir tai iš tikrųjų suvokia, kad iš tikrųjų ne petišė buvo mano baimė. Ir va tokie prasideda žaismai, analizavimai ir pradedi dėlioti savo. Ir tu matai, kad tu galėtum dirbti sporto psichologu? Aš įsivaizduoju, jo, aš manau, aš dabar kaip save matau ateityje po plaukimo, jeigu, bet čia tik dabar kažkokios pamastymai. Gerai. Aš stengiuosi 3 mėnesių į priekį daugiau nežiūrėti, nes čia Sočiai visko yra, bet šiaip jo, aš manau, atletam padėti tai būtų labai, labai, labai smagu, nes vis tiek tam visam katile visą gyvenimą prabuvęs aš, tai manau, ten būčiau pajėgiausias kol kas, gal po to bus vėliau kitaip, nežinau. Dabar buvai pasaulio plaukimo čempionate ir anksčiau važinėdavai su rinktinė ir jaunimo rinktinė. Kiek tu matai, kad tavo kolegom galbūt reikėtų psichologo pagalbos? Arba galbūt kalbėjotės, kad jie jau naudojasi? Ne, aš galiu tik apie save šnekėti šiaip, kad man pačiam reikia psichologo pagalbos. Ta prasme, nes iš tikrųjų aukščiausiam lygiui plaukti ir kai išgirsti, ką kiti pasaulio pajėgiausi plaukikai daro, ten yra labai išdirbtas konkrečios psichologinės rutinos ir nėra tiesiog ateisiu ir arba išeis, arba ne. Ten yra labai viskas aišku. Tai aš manau, čia visiems sportininkam to reikia, net ne komandos nariam. Čia toks yra esminis momentas, kuris yra visiškai pražiūrėtas. Kodėl tenai, nežinau, gal nekomentuosiu, kodėl komandinių žaidimų metu tiesiog tai ore jaučiasi energija ir tu gali nujaust, kad žaidėjai kažkokie yra išsekę emociškai ir kada jie būna pakilime ir labai kitaip žaidimas atrodo nuo tų tam tikrų dalykų. Ir iš karto keičiasi ta energija, ta inercija viso žaidimo, ta prasme, kaip krepšinyje. Ir lygiai tas pats plaukime, lygiai tas pats bet kur, bėgime. Ta prasme, tos energijos kažkaip tai vaikšto ir tu jauti realų jų poveikį? Taip, ta prasme, tave paveikia, tave baimė nusodina, tave kažkokia gera motyvacija, geros mintis tave jos užkrauna. Ir tie dalykai labai realūs yra. Ir čia aš manau visiems, ir komandos nariam, ir draugam iš kitų šalių, ir visiems sportininkam, jeigu jie nori iš tikrųjų eiti į aukščiausią lygį arba bent jau tobulėti visapusiškai, tai aš manau, čia yra labai esminis dalykas. Esminis. Kokią tu turi pats rutiną, kuri tau padeda nusiraminti, tarkim, prieš varžybas, prieš svarbius startus? Jeigu gali pasidalinti, aišku. Gal iš tikrųjų čia įdomus dalykas, nes aš ką ir suvokiau Japonijai, būdamas, kad pas mane ta rutina dar nėra labai išdirbta ir aš net galvoju, kad kai grįšiu į Floridą, kad gal reikėtų su specialistais padirbti, šiais metais nusišlifuoti savo rutiną kažkokią konkrečią, nes jos nelabai pas mane tokios yra, bet šiaip tas ramumas, tas streso nepasireiškimas gal jis labiau ateina iš to, kad tiesiog aš visiškai viduj žinau, ką aš visus metus dariau vedant iki to starto ir man skausmas nebėra baisu, čia jau vienas seksiukas, ta prasme. Man tas nebebaisu, tą jau patyręs esu ir tu taip po biškį tas visos baimės jos tiesiog ne tai, kad kai atsiranda ir tu bandai jas nuraminti, jos tiesiog nebepasireiškia jau gale. Ta prasme, kai daug metų kažką darai, tai palaipsniui tiesiog jau net nebeatsiranda tam tikros baimės, kurios seniau būdavo. Bet aišku, kaip kažkas labai konkretaus, ateina kažkokia emocija stipri, tai tiesiog stengiasi daryti tas, kas po tavo nosį. Man toks visiškai iš dangaus nukrito tokia mintis, klausimas iš tikrųjų, o tu plauki daugiau iš ramybės ar daugiau iš pykčio arba iš daugiau užsidegimo azarto kažką laimėti? Aš kai būdavau jaunesnis vis laik ten būdavo tas tipo užsivesti per pyktį kažkokį, bet man tas pyktis toks nepatikimas arklys, kaip nežinau, kitaip nepavadinčiau, nes ant pykčio labai visokių įdomių ir kvailų dalykų gali padaryti, bet man visą laiką padeda, aš gal labiau sakyčiau per dėkingumą plaukiu, jeigu taip apibūdint. Tiesiog esu dėkingas, kad atėjau į 4 rezultatų į pusfinalį pasaulio čempionate, kad dėkingas, kad esu su pačiais geriausiais planetos plaukikais, dėkingas esu, kad galiu treniruotis, kad tą vandenį jausti ir jausti jį taip, kaip dauguma žmonių niekad nepajaus gyvenime to vandens. Ir aš matyt per tą dėkingumą tiesiog, ir kaip treneriam sakiau pirmom, ir Žilvinai treneriui, ir visiems tiesiog tas dėkingumas jisai padeda, jis atpalaiduoja. Ir tu tuo pačiu metu tą tokį gauni, kaip nežinau, tokį gerą kūrą, kad tu dėkingas esi jiems ir tu nori juos
nudžiuginti. Na, aš atsiprašau, aš Vilnietis esu ir man stereotipai, pavyzdžiui, apie Panevėžį yra tokie, kad ten yra vos neprievartas miestas, ta prasme, kur reikia smarkiai išgyvenimo įgūdžių kažkokių. Ir tu šneki apie dėkingumą ir apie ramumą. Kaip čia taip yra dabar? Ta prasme? Nežinau, gal tiesiog gyvenimiška patirtis. Tai aš manau, čia visi per tą praeina pro tą visą panevežietišką gyvenimo būdą panevežiečiai, bet tai tiesiog, sakau, pritaikai tą, pabandai iš pykčio plaukti arba daryti kažką ir pažiūri, kas gaunasi ir tada matai, kad gal biški nesigavo, gal pabandysi kitaip. Ir taip laviruoja ir mokais iš to ir svarbiausia gal tiesiog neužsilikti prie senų įpročių ir pastoviai stengtis kažkaip vystytis, nežinau. Tu paminėjai dabar tą panevežietišką gyvenimo būdą, ta prasme, realiai tai yra mitas ar tikrovė? Ta prasme, ką tau pačiam teko išgyventi? Ar teko išgyventi kažkokius... Aš sakyčiau, kad jisai toks yra savotiškas mitas. Aišku, tasai jaučiasi tas visas... Yra tiesos tose visose stereotipose, bet aš tai sakyčiau, kad panevežiečiai ir šiaip labai nuoširdūs žmonės. Jie gal biški tokie atrodo, tokie neprieinami, kieti, kažkokie... Kaip tu? Iš pradžių, tipo, bet šiaip, kai su jais pradedi kalbėti ir tiesiog nepradedi ten reaguoti tuos visus pramušinėjimus, tai šiaip nuoširdūs žmonės kaip ir visur. Ok, Panevėžys Panevėžiu, Florida. Kaip ten atsidūrei apskritai? Ir kur tu ten konkrečiai atsidūrei? Jo, tai atsidūriau University of Florida, Floridos universitetas, Gainesville'e, miestelis Gainesville'is, tai va... Kurioje Floridos vietoje? Čia Šiaurės Florida. Kažkur, nežinau, čia 6 valandas į šiaurę nuo Miami. Tai ten praktiškai beveik Džordžija. Tai va... Ir jo, tai jau 11 klasės gale po Europos jaunimo čempionatą ten tiesiog taip suvokiau, kad reikia kažkaip man su tais mokslais, nes aš žinojau, kad aš nenoriu treniravimo sistemų mokytis ir čia plaukti tose perpildytose baseinuose, kad noriu kažko kito patirti ir pradėjau rašyti visokiem universitetam Amerikos. Tu pats asmeniškai? Jo, asmeniškai siunčiau laiškus treneriam, Berklio universitetui, Indianos universitetui, ta prasme Virginijos universitetui, Virginia Tech, visiems ten gali tik vardinti ir vardinti. Bet čia tie universitetai, kur turi savo plaukimo programas. Taip. Ir yra tie vadinami Big Five, tie, patys pajėgiausi istoriškai universitetai. Tai Teksasas, Florida, Kalifornija, North Carolina State, kur Bilis mūsų plaukė. Ir nežinau, dar galim sakyti, kad... Florida? Florida jau sakiau, bet dar koks vienas dabar užkrito, bet jo, tai iš tų Big Five kažkaip net negalvojau, tokio net nebuvo minties, kad parašyti Floridą, nes Florida yra istoriškai, tai labai sėkminga programa, Calebas Dreselis, ta prasme Ryanas Lochte, Elizabeth Beisel ir N visokių super žvaigždžių plaukimą tenai kėlė ir man net nebuvo minties rašyti jam, nes neišeis tiesiog, kaip čia taip. Bet aš savo dėdį pasakiau, tuo metu jisai yra profesorius Lehigh University Pensilvanijoje ir jam pasakiau ir jis tiesiog irgi pradėjo rašyti už mane laiškus, net man nežinant, ir jisai parašė Floridai ir jam atrašė tie treneriai ir mes tada video, Zoom'ų pokalbį pradėjom ir tiesiog pradėjau bendrauti su ryšį kurti su tais Floridos treneriais ir taip ir atsidūriau tenai. Tai koks įspūdis atsidūrus tenai buvo? Tiesiog papasakok įspūdžius, nes man irgi labai smalsu. Jo, tai Florida šiaip labai super vieta, ten toks laiko pojūtis labai savitas yra, nes vasaros gale išvažiavau į Floridą ir vasaros gale vėl grįžau, o ten visą laiką visus metus vasara, nesibaigianti vasara. Tai tiesiog labai toks įdomus jausmas, kad nebėra jokių metų laikų kaitų, gal biški šalčiau būna gruodį, bet įdomu, kad vis laiką šilta, vis laiką geras, lyg saulės gauni vitaminas D. Ir šiaip ir mane labiausiai kas nustebino, tai matyti tą plaukimo kultūrą jų, kad mes biški gal lietuviai esam tokie linkę per daug taip rimtai kabintis į tą plaukimą, per daug rimtai viską žiūrėti, per daug rimtai į tam tikrus reiškinius, ten kasdieninius. O tenai toks yra, ateina, pasijuokia chebra, čia tiesiog juokauja, visi kalba, bet ir dirba, labai sunkiai. Ta prasme, ir visi dirba tokia, tiesiog ore, ta tokia ore energija, tiesiog jauti, kad, visi varo, vis laik bus tas, kuris užduoti varys greitai, vis laik bus kas lėčiau daro, vis laikas bus greičiau ir tu visą laiką turi su kuo plaukti, galinėtis visą laiką. Tai va, ir tas
priėjimas prie visokių, va, pavyzdžiui, jėgos ūkdymo dalykų. Ta prasme, kaip mes salėje dirbam, ne tik vandenį. Jo, papasakok, ta prasme, visi įsivaizduoja, kad plaukimas tai yra kilometrai baseinė, bet kiek aš žinau, tai yra ir didžiulis darbas salėje, tai apie tą darbą salėje. Jo, darbas salėje, iš tikrųjų, jisai yra labai skirtingas nuo Lietuvos, nes pas juos yra tas tradicinis strength and conditioning, tiesiog kaip jėgos ir šiaip aplamai toks visas sustiprėjimas. Ir aš net kai atvažiavau į Floridą iš pradžių ir aš klausiu trenerės svorių salės, nu, kaip čia tas mano užsimetimas štangos ten su svoriu, kaip jis man persitiks į plaukimą. Ir jinai man pasakė, kad mes ne taip reikia žiūrėti šitą dalyką, mes tiesiog stengiamės visapusiškai sustiprėti. Ta prasme, ne tai, kad tiesiog rankos kažkokios stiprios, o tenai presas ar kojos kažkas, bet tas toks viso kūno stiprumas ugdomas yra ir krūtinė, ir tada ir pritupimai, ir užsimetimai štangos, kur tavo yra užsimetimai virš galvos, aš nežinau lietuviškų žodžių tam, bet klynai, snatchai, ir tas tave taip visapusiškai stiprina. Ir labai ypatingai jaučiasi jardose, kai plauki. Nuo tų sienų tas atsispyrimas visiškai kitoks jausmas, kai tu stipriai. O mes Lietuvoje visą laiką ten visą laiką stengiamės simuliuoti plaukimo judesį salės pratime. Ten tarkim kokią, kaip pavyzdį, aš galvos, ten tarkim kokią gumą prisikabini ir bandai grybšnio pradžią su ta guma tos raumenukus sugdyti. Mes to nedarom, tokių dalykų. Ir tiesiog tokia, grina jėga. Ir tada 2 kartus jėgos salę darom, tokia su svoriais, labai sunkiai. 2 kartus kardio salę, kur, tarkim, ant dviračio tų... Čia per savaitę kalbam, tai? Jo, 5 kartai salę einam. Tai tada 2 kartai būna tokia, kaip kardio salė, kur, tarkim, ant tų, kaip jie... Kardio treniruokliai. Jo, crossfitinių tų dviračių vėjo varam arba stadioną aukštyn žemyn laiptais lypam. Ir tu toks visapusiškai fit būni. Ir tada penktadieniais, aišku, ten darom tos visus... kaip čia, plyometrics, man atrodo, angliškai vadinasi, bet iš esmės, šuoliai, su gumom šuoliai, tokie sprogstamum, kaip zuikiai. Tai ir kiekvieniem tokiam užsiėmimam jis turi atskirus trenerius, ar kaip? Jo, ta prasme, ne. Ta visą bendrą programą, tai mes turim vieną trenerę ir tenai yra dar 3 ar 4 asistentai būna prie visos komandos vienu metu. Ir jie žiūri mūsų formą, žiūri, kad mes laikytume tiesiai savo nugaras, kad nebūtų visokių niuansų, kurie link traumų veda. Tai va, bet visą laiką prižiūrime esam ir tas labai, labai aiškus ir labai toks, aiškus nuoseklumas yra visame, ką mes darome. Vis laik ta pati salė, vis laik ta pati įranga. Ir tiesiog mes turim lapus, kur pratimai ir tenai surašyti svorį ir tu kiekvieną savaitę matai ir kiekvieną mėnesį, kaip tie svoriai progresuoja ir kaip tu stiprėjai. Ir tu pasižiūri rugsėjo, ką tu darai ir ką tu darai, tarkim, Liepą, tai ten kaip diena ir naktis tie skaičiai. Ta prasme, ir tu realiai atgalinį ryšį tokį gauni, kur sustiprėjai. Ir tas labai, labai, labai įdomu. Tai sprendžiant iš to, kaip tu dabar pasakoji apie tos treniruočių procesus, aš taip įsivaizduoju, kad žiūrėdamas į tuos lapus ir taip toliau, tu pats galėtum dabar treniruoti kažką. Jo, ten aišku yra, kaip sakant, top secret mūsų tie planai, bet jo, iš esmės, aš dabar turiu telefonę, tos lapus, tas programas. Ir, net dabar atostogų metu aš galėčiau nueiti į salę, kur yra platforma su štanga skersinė ir tiesiog daryti tos visus pratimus. Aišku, svorį pareguliuočiau pagal dabartinę formą, bet iš esmės galiu dabar nueiti į salę ir visą pasidaryti. Kalbant vėl apie tą patį Floridos universitetą, apie geitorius, apie aligatorius, su kokiais aligatoriais tu plauki? Kokiais aligatoriais? Žinomais bent jau. Jo, tai mūsų komandoje yra geriausia visų laikų plaukikė moterų, Katie Ledecky. Kiek jinai, man atrodo, nepasakys, kiek olimpinių medalių turi, kiek pasaulio rekordų, bet tenai, man atrodo, rankų 2 pirštų neužtenka suskaičiuoti. Ir Kiranas Smithas, Vadano priešininkas, olimpinis čempionas 2 kartų, Bobby Finkas, dabar grįžo Calebas Dreselis, pradėjo vėl plaukti po pertraukos olimpinės. Nerley Hines ir begalio olimpiečių. Tarp kitko, iš mūsų geitorių komandos pasaulio čempionate buvo 14 ar 15 žmonių. Wow. Tai čia yra iš bet kokio universiteto ir iš bet kokios komandos nei vienas 14-15 žmonių su normatyvais neatvežė.
Tai vat mes tokia, nu, iš tikrųjų yra kažkoks tam tikras prestižas ir ta, sakau, kultūra kažkokia, kuri nuvaduoda savo. O tu savo konkurentus, savo brasistus turi kažkokius tai tenai? Jo, yra brasistų. Didelė konkurencija? Taip, didelė. Visą laiką kai būna užduotis, visą laiką, nu, kaip sakant, grįžnis į grįžnį mes. Tiesiog visą laiką kapojamės bet vis tiek tas draugiškumas kažkoks išlieka, bet labai padeda, kad yra kas kartu treniruojasi ir su kuo tas užduotis gali atlikti. Aišku, Lietuvoje man irgi blogai nebuvo, su Andrium Šidlausku praplaukiau 2-3 metus šone, bet jo, tenai, nu, sakau, būna treniruočių, kai visiškai, kaip sakant, nugalė išmaudo, būna treniruočių, kai tau labai gerai sekasi, bet tame visame tokiam žaisme tiesiog toks džiaugsmas, sakyčiau. Universitetas ne tik sportas, tai yra mokslai. Taip. Tai kaip tau sekasi derinti? Ten vis tiek reikia laikyti kažkokius tekstus. Jo, tai, sakau, šiais metais tai buvo tokie, nu, kaip tokios, ne tai, kad parašymas klasės, bet general education vadinasi. Bendras įsilavinimas ir apie viską buvo, apie ten emocinės klasę, apie kaip ten iš psichologijos tu pakreipuoti, ten apie tam tikras ten niuansus ir padarinius, ten alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo, ten apie meną turėjau klasę ir tokia, nu, visko yra, bet mes turim kaip savo tuos akademinius academic advisors, nežinau kaip čia, akademiniai tie patarėjai, ačiū. Ir mums visos klasės, viskas yra sudėstyta taip, kad mes sugebėtume išplaukti treniruotę, sugebėtume nueiti klasę, pasidaryti namų darbus laiko ir dar spėt pietų pamiegoti iki kitos treniruotės ir dar spėtume pavalgyti. Tai mums visa programa yra tokia, nu, sulipdyta, kad viskas išeitų ir spėtume. Tai kaip atrodo, jeigu galėtum valandom papasakot, kaip atrodo tavo diena universitete? Jo, tai 5 ryto atsikeliam, nu, 5:30 kokios, tada 6 ryto pas mus yra, vadinasi, aligatorių laikas. Mes vis laik 15 minučių anksčiau šokam. Vis laik 15 minučių anksčiau negu pasakyta, nu čia tiesiog kultūros dalis. Ir mes jeigu 6 treniruotę, tai mes 5:05 jau šokam į vandenį. Tai iššokam kokias 6 ryto maždaug į vandenį, tada 2 valandas vandenį būnam ir tada einam pusryčių pavalgyti. Po pusryčių pavalgę, tada dar 1,5 valandos svorių salę. Tada jeigu, kaip žiūri pagal savo tą grafiką, tai arba grįžti, nusiprausi, eini į klases, atbūni klases, grįžti pietų pavalgai, pamiegi ir tada eini vakarinę treniruotę. Po vakarinės treniruotės laisvas laikas, bet dažniausiai eini į kokį studentų centrą, ten sportininkų studentų atskiras centras ir tiesiog pasidarai namų darbus, pasimokai. Jeigu su kokia klasė sunkiau būna, tarkim, ten matematika ar anglų, kažkas sunkiau, gali paprašyti, tau iš karto duos papildomą mokytoją nemokamai, bet čia tik sportininkam. Okay. Tai iš karto sakau, jeigu kokių problemų turi, paskambini, tau pasako, laiškus parašo dėstytojams, gali susiderinti. Bet mokytis reikia griežtai, ta prasme, nėra taip, kad nesimokom. Nes jeigu nukrenta tas vidurkis žemiau negu 700? Negu 7, čia lietuviškai tariant. Jeigu žemiau negu 7 nukrenta vidurkis, žemiau negu 6,5, tada jau su treneriu turėsi pokalbį, o jeigu dar neišeis, tada tiesiog, kol nesusitvarkysi, neįsi į baseiną. Labai paprasta viskas. Tai toks, stimulas yra vis laik mokytis. O tokia darbotvarkė, sakyčiau, labai intensyvi. Aš atsimenu, kaip Rūta dar mokėsi Plymute, jin pasakojo, kad ten buvo tokie dalykai, kad vos nemiegamieji kambariukai padaryti mokykloje, kad sportininkai galėtų pailsėti, pamiegoti. Pas jūs yra tokie dalykai? Jo, pas mus ten tų, kaip sakant, tų sofyčių visokių, jų pilna visur yra, ta prasme, ir tam studentų sportininkų centre, ir baseino komandos kambary yra sofos, masažo kėdės, ta prasme, yra tie užkandžių barai, kur gali ten kiek tik nori imti visokių užkandžių ir gėrimų, tokių sveikų, pavadinkim. Ir yra atsistatymo tie kambariai, kur visos ledo vonės, krioterapijos, čia, nežinau. Šalčio terapijos, jo, ir masažai, ten adatos, akupunktūra, visur gali nueiti, visur viską pasidaryti. Tai va, ir jo, arba gali grįžti į kambarį savo, tiesiog išsimiegoti, arba gali tiesiog baseinę pamiegoti, nėra skirtumo. Patogus ir tenai. Okay.
Pabaigi pirmą kursą savo Amerikoje, susipažinai su kažkiek su studentišku Amerikos gyvenimu. Mes čia filmuose daug ką matom, žinai, ten nuo amerikietiško pirago iki taip toliau. Iš tikrųjų, kokios tos Amerikos studentų linksmybės ir kiek juose dalyvauja sportininkai? Jo, tai šiaip tos kur filmuose visas linksmybės ten vaizduojamas yra, tai aš gal jas sakyčiau, tenai labiau yra tų brolyjų seserijų gyvenimo būdas. Tu dabar pats nepriklausai jokiai? Ne. Mes sportininkai šiaip, būtų labai neprotinga plaukimui tas gyvenimo būdas ir šiaip, man atrodo, sportininkam yra taisyklė, kad negali ten kažkaip teisiškai užsirašyti jas. Tai jo, ir mes ten į tuos visus vakarėlius mes tiesiog neinam. Ten atskira yra tokia kaip gyvenimo biosfera, į kurią mes nelabai lendam, bet jo, tas gyvenimas jis linksmas ir turi labai atsakingas išlikti, ta prasme, nes visą laiką gali į tą svaigų gyvenimą įsipinti ir tenai ir užsilikti jame, bet viskas su protu turi būti daroma, su atsižvelgiant tam kontekste plaukimo ir kokie tavo tikslai yra, tai ten per daug tų balių nėra. O tu gyveni bendrabutį ar atskirai būti? Jo, tai dabar mes bendrabutį, bet čia pagal lietuviškus standartus tie bendrabučiai, čia pas mus apartamentai tenai. Tiesiog bendri tualetai, bendra virtuvė, gyvenamas kambarys bendras, bet miegamieji atskiri yra. Tai ten lova, ta prasme, full Excelinė didžiulė, tai atskira erdvė privati. Bet dabar išsikraustysim rugsėjį į namą, į kotedžą tokį, tai biški tenai tokie, patogiau, tiesiog fainiau. Jeigu dabar reikėtų tau šnekėti su kažkokio tai ar savo jaunuoju kolega, arba su jaunojo kolegos tėvais ir pasakyti jam, kodėl verta važiuoti į Ameriką, o nelikti Lietuvoje. Nes čia, pavyzdžiui, krepšinio atveju daug kas sako, pasilikit Lietuvoje, nes geriau jūs prižiūrėsim, bet plaukime, kaip aš įsivaizduoju, yra visiškai kitaip. Tai tavo argumentai, kodėl važiuoti į Ameriką? Ko ten ieškoti? Jo, tai aš manau, kad yra pirmas svarbiausias momentas yra, kad reikia stengtis patekti gerą komandą ir nevėluoti, nes jie pradeda tą rekrūtinimo procesą, kai sueina vaikam 15 metų, jau universitetai pradeda skambinti perspektyviem tiem atletam. Tai pas mus yra Taisiška, tai tegul nevėluoja ir iškart pradeda, nes tos vietos labai baigėsi, aš labai vėlavau, nes aš ten pagal tų senų plaukikų tuos laiko mastus gyvenu ir galvau, kad ten 12 klasėje vos nepaskambinė ir gauni vietą, bet ne, jau buvo viena iš paskutinių vietų, kur aš gavau komandai. Tai svarbu yra nevėluoti ir svarbu yra vis stengtis į gerą komandą patekti, nes tų komandų tenai yra N, divizionų N ir labai reikia tą savo, kaip sakant, namų darbus padaryti ir susižinoti, kur tu iš tikrųjų nori, kokio tu oro nori, kokios kultūros tu nori treniruočių ir ką tu iš to gausi. Tai tiesiog vienas dalykas, ką tikrai gausi, tai yra nuoseklumas, ko mes neturim Lietuvoje absoliučiai, nes visą laiką pamenu 11-12 klasėje, tai kas 3 savaitės nauja treniruočių bazė, nauja įranga, nuvažiuoji į kalnus Sierra Nevadoj, ta prasme, viena įranga, vienas grafikas, tada nuvažiuoji į Tenerife, jau vėl kita įranga, su kuria negali padaryti tam tikrų raumenų grupių, ir vėl kitas grafikas, ir toks, nėra pastovumo, o mes visus metus, tas pats baseinas, tik mūsų, jokių pašalinių, jokių rekreacinių tenai nėra veiklų, tiesiog plaukikai, profesionalus plaukimas ir salė. Ir įranga pasaulinio lygio ir nieks nesikeičia. Ir vis laik tuo pačiu laiku. Ir aš sakyčiau, mane tas labiausiai, kas davė tą įsiveržimą mano, kad tiesiog tas nuoseklumas ir ta kultūra visa. Kalbant apie baseinus, JAV studentų baseinai skiriasi nuo to vien dėl to, kad ten yra jardais matuojama. Jardais, taip. Ir ten yra 25 jardai, gerokai trumpesnė distancija. Ką tai reiškia plaukikui, kuris paskui dalyvauja 50 metrų baseine? Jo, tai mūsų šiaip sezonas būna iki kovo vidurio. Mes plaukiam, treniruojamės, maišom jardų baseiną, 25 jardų, tai ten mes vadinam kaip vonia. Tipo bathtub pool, kad tiesiog kaip vonytė maža, palyginus su olimpiniu baseinu. Tai maždaug būna apie pusę treniruočių tam trumpam jardų baseiną, pusę treniruočių olimpiniam baseine. Bet tas jardų baseinas, ten yra visiškai atskira sporto šaka, kas liečia sprintą ir vidutinės distancijas. Nes ten labai svarbi yra posūkių technika, kaip tu išlaikai jėgą ir kaip tu įsitempimą savo išlaikai nuo sienos atsispiriant, kokiu tu kampu atsispiri, kaip tu savo greitį po vandeniu laikai, nes ten visas žaidimas vyksta po vandeniu jarduose.
Nes, yra sportininkų, kurie nuo kiekvienos sienos po 15 metrų po vandeniu daro išėjimus. Ir labai išėjimai tobulėja jardose ir labai ištvermė, sakyčiau, tobulėja, nes labai varginantis dalykas yra, kas 22 metrus nuo sienos atsispirt pilna jėga. Tai čia beprotiškai, kai tu 7 km plauki, tai čia kiek gaunasi išsidalinus, kiek čia kartų atsispirimų, tai labai lavina tavo tą ištvermį iš tikrųjų, ko žmonės nepagalvoja apie tai plaukikai. Aš nebūčiau pagalvojęs. Jo, ištvermį tai čia yra iš tikrųjų super dalykas. Bet jo, tai o olimpinis plaukimas, jisai yra jau nebe sienos laimi ir išėjimai, bet laimi technika, plaukimas, atsipalaidavimas. Jardose dar gali taip technika būti tokia šlubuojanti, bet jeigu tu galingas, kaip turi daug sprogstamos jėgos, tai ten super tau tie jardai bus, bet kaip olimpiniam baseinui tai viskas ant tų pamatinių įgūdžių pastatyta yra. Grybšnio pradžia, pabaigimas, ištiesimas, klubo viršai laikymas vandens. Ar koregavo kažkiek tavo techniką Amerikoje, treneriai? Jo, bet labai saikingai yra ta technika koreguojama, nėra, kad prie tavęs pastoviai sėdi ir komentinėja tau ir pastoviai koreguoja tą techniką. Tiesiog yra tam tikrus įrankius ir tam tikras užduotis naudojam, kurios tiesiog priverčia tave tam tikrų būdų daryti techniką, kad tu sugebėtum efektyviai plaukti treniruotės metu. Tai ten, pavyzdžiui, uždeda lastus ant kojų ir tu turi kraulių kojom daryti laisvų stilium kojas, bet su didelėm lopetom, didelėm bras rankas ir tu plauki kraulių kojom, bras rankom. Ir tu automatiškai, tu turi labai kontroliuojamai pradėti savo grybšnį, kad tos lopetos taip neužsimestų tau. Ir automatiškai tavo ta technika ugdosi, bet jo. Bet tai čia ir papildomai koordinacijos reikalauja. Taip. Ir mes tą techniką dirbame per tas skirtingas užduotis, kurios tave tiesiog verčia tobulinti techniką, nes tu kitaip tų užduočių neatliksi. Ir jo, bet esminiai dalykai, tai jo, jeigu treneriai kažką keičia, tai vis laiką toj prizmiai pamatinių dalykų. Niekad nėra kažkokių tenai visokių, nežinau, hidrodinaminių skaičiavimų, ten pastoviai kamerų filmavimų, ką pataisyti ant pirštuką. Toks esminiai dalykai ir tu jau esi pats atsakingas, ant kiek tu tai įvykdysi. Ok, dar trumpai tada grįžtam prie mano nuomonė, ko gero, smagiausio dalyko, prie buvimo Lietuvos plaukimo rinktinėje. Ką tau reiškia būti rinktinėje ir koks tai jausmas ir kaip jūs bendraujate tenai? Oi. Šiaip tiesiog yra didžiulė garbė atstovauti Lietuvą. Tokioj kaip šutviai, pavadinkim, draugų. Ir esmė yra, kad mes nesam kolegos, mes visi draugai esam tarpusavį. Ir visi žinom vienas kito juokelius ir tos bairius. Ir sakau, visi su savo istorija yra toj komandai ir tiesiog draugų grupė iš tikrųjų, kuri tiesiog taip atsitiko, kad atstovauja Lietuvą plaukime. Ir jo, faina, užaugti tenai ir nuo mažens matyti, kaip jie treniruojasi ir po to būto dalimi, tai iš tikrųjų yra toks irgi dėkingumą keliantis dalykas. Ir tada pabaigai, kaip atrodys Alekso Savicko pasirengimas olimpiniams žaidynėms, į kurias jau yra kelialapis? Pilnas džiaugsmo. Gal, ja. Bet turi kažkokius planus susidėliojęs? Oi, taip. Jau yra, kaip sakant, bent jau 3-4 tokie dalykai esminiai, kuriuos jau žinau, kad tikrai reikės fokusuoti šiais metais, jeigu noriu gerai pasirodyti. Tai. Dėkui tavo, Aleksai, labai. Iš tikrųjų labai faina pašnekėt buvo ir dėkui visiems žiūrovam, kas žiūrėjo, stebėjo, klausėsi. Iki pasimatymo.